atrodo žalos atlyginimo procesas nuo 8 iki 15 mėnesio. Medicininis tyrimas ir žalos įvertinimas. Šiame etape galite būti pakviesti medicininiam tyrimui. Jei gausite kvietimą, privalote atvykti. Kaip vyksta tyrimas? Jį atlieka nešališkas gydytojas. Gydytojas paskiria Injuries Resolution Board (IRB). Tai nėra mūsų gydytojas ir tai nėra draudiko gydytojas. Gydytojas vertina jūsų sužalojimus, gydymą ir reabilitaciją, traumos poveikį jūsų kasdieniniam gyvenimui. Remiantis tuo IRB parengė žalos įvertinimą ir žalos atlyginimo pasiūlymą. Dar ne viskas. Apskaičiuojamas jūsų išlaidos, kurios bus kompensuojamos, kai byla bus baigta. Lygiagrečiai renkame jūsų finansinius nuostolius, tai yra realias išlaidas po įvykio, tokias kaip sąskaitos už kineziterapiją ir gydymą, gydytojo vizito išlaidas. Ir svarbiausia, prarastos pajamos. Jei praradote darbo pajamas, tiksliai jas apskaičiuojame, dokumentuojame ir pridedame prie jūsų žalos atlyginimo. Žalos atlyginimas ir ne tik skausmas ir kančia.